čia buvo viena žiauriausių akimirkų mano gyvenime, nes atlikėjai tuoj lipti į sceną ir jisai stovi basas. Žinoma, yra kita batų pora, kuri buvo prieš tai, tie patys muzikos apdovanojimai, tai jie yra muzikos apdovanojimai, nes jie yra muzikos apdovanojimai ir apdovanoja atlikėjus ir apdovanoja žmonės, kurie kuria muziką. Tai aš ten važiuoju dirbti. Jeigu dabar dirbčiau visur su visais, tai visur būtų nesąmonė, bet aš esu labai dėkinga, kad aš galiu pasirinkti, kur aš noriu būti ir su kuo būti ir tiesiog nebėra kažkokių. Sveiki visi, mes pagaliau sugrįžome į savo namų studiją, kaip sakoma, į namų aikštelę ir sugrįžom su tikra mada ir su tokia tikra lyderystė madoje. Ir šiandien ant sofos turime Viltę Kinderevičiūtę, kai kuriems geriau žinoma kaip Wunderkindė, kitiems geriau žinoma Kinderevičiūtė ir aš labai džiaugiuosi, kad tu pagaliau pas mus atėjai. Ne dėl to, kad tu čia kažkaip atsisakinėjai, bet galbūt nebuvo progos ir tinkamas temas tave pakviesti ir sugretinti. Sveiki, dar nepasisveikinau. Taip, ir kadangi mūsų kovo mėnesio numeris yra apie labai stiprias moteris iš kultūros, mados, verslo pasaulio, man atrodė, kad į podcastą reikia atsivesti žmogų, kuris yra lyderis madoj, bet jaunoj kartoj. Nes mes taip užakcentavom žurnale tą tokią puikiai visiems žinoma galbūt vyresnę kartą, o jaunesnioji karta puikiai žino tave ir žinai, galbūt kai kurie nežinau, Ritos Miliūtės, yra tiesiog kažkokia moteris iš kažkur. O tu tikrai esi, man atrodo, tokius kelius gilius pramynusi ir tokius tolimus, kad tikrai labai norisi tave įvertinti ir taip garsiai apie tai sušukti. Tai sveika atvykusi. Labai sveiki, dar kartą, sveiki visi. Jo, ir ta pačia gražia nata aš noriu pradėti šitą mūsų tinklalaidę ir šitą epizodą, kaip ir kiekvieną kartą, su mūsų geriausio draugo Krem de la Krem premjera. Ir šiandien mes šnekėsim apie labai, turbūt mano asmeniškai daug simpatijų susirinkusi kvapą. Aš nežinau kodėl, bet pavasarį šį ir apskritai gal šiais metais mane beprotiškai užnešė ant vyšnių. Ta prasme, tiesiog kiekvienas vyšninis aromatas, kurį aš užuodžiu, aš tokia imam. Taip. Add to cart. Tai šiandien mes kalbame, noriu labai teisingai ir gražiai ištarti, kad jūs visi galėtumėte rasti šitą kvapą. Tai yra Chambre 52. Ir tai yra ekskliuzyvinis aromatas, man jis labai patinka. Čia yra Tobacco Memories ir visiškai nesuklysiu sakydama, kad šitas aromatas yra tiesiog išmurgdytas juodosiose vyšniuose. Prašau tau. Ačiū. Jeigu norėsi, galėsi ir pasipurkšti. Galėsiu? Taip. O žinau, galėsi ne tik šiandien, bet dar ir namuose, nes mes tau dovanojame šitą aromatą. Taip. Užleiskit kas nors aplodismentus. Užleiskit Dievą. Jo, ir aš trupučiuką noriu papasakoti ir ne tik tau, bet ir mūsų klausytojams, nes man atrodo, nišinių aromatų privilegija ir yra ta, kad jie turi savo istoriją. Tai būtent Chambre 52 yra kvapas įkvėptas nakties viešbutyje. Ir man atrodo, šitas kvapas ir dar ta tokia ryški bordinė spalva, jinai tiesiog asocijuojasi ir rėkte rėkia, nežinau, tokio paryžietiško butikinio viešbučio kambario magiją. Ir tikrai sutik su manim, Vilte, naktis kambariuose, viešbučio kambariuose dažniausiai yra tikrai įdomesnė nei namuose. Tai būtent tokią nuotaiką ir kuria šito kvapo kūrėjai. 52 reiškia viešbučio kambario numerį. Ir šie kvepalai tikrai turi tokias labai gilias natas. Pirmiausia, jie yra, kaip ir minėjau, išmurgdyti juodojoj vyšnioj. Ten tikrai labai toks akivaizdus yra raudonasis šafranas, tirpstantis migdolas. Ir šito kvapo kūrėja Domitille Michelon sakė, kad mėgaukitės juo prisimindami vieną iš savo maloniausių naktų viešbučio kambaryje ir jis yra toks koketiškas, seksualus. Tai man atrodo, kad tokią nuotaiką jis ir kuria. Tai žodžiu, ačiū labai Krem de la Krem. Šitą kvapą galite rasti jau tikrai visuose butikuose. Jie stovi ant naujienų staliuko. Nepraleiskit ir būtinai pauostykit, nes jis yra ir labai stiprus, ir labai toks intensyvus, bet ir labai to pačiu moteriškas, toks
Labai geras kvapas. Tai va, ačiū jiems labai. O Vilte, su tavim aš noriu pradėti pokalbį labai paprastų klausimų. Vilte, visi žmonės, kurie dirba mados pasaulyje, tikrai gali patvirtinti, kad sausis, vasaris ir kovas, žodžiu, tas visas pirmas ketvirtis yra tiesiog ganėtinai priverčiantis nušokti nuo proto visus mados pasaulyje dirbančius žmonės. Pradedant mados savaitėm, baigiant raudonojo kilimo renginiais. Tai nepaisant to, kad pas mus nėra hollywoodinių Oscarų ar Grammy apdovanojimų, mes turim mamą, kuri visai neseniai praužė, turim krūvą pasiruošimų kitiem raudoniesiems kilimams. Papasakok, kaip atrodė tavo tas pirmas ketvirtis ir nes tu irgi mum gana sunkiai radai laiko. Tai papasakok, kokiu ritmu gyveni tu ir ar tu spėjai bent trupučiuką iššokti į tą mados mėnesio, mados ketvirčio traukinį, ar pasinardinai save pilnai į darbus su asmeniniais klientais? Mano visas gyvenimas, kaip tu sakai, pradžia metų, čia kažkokie traukiniai, čia skubėjimas. Mano visas gyvenimas yra plius-minus kaip nesibaigiantis kažkoks mados, nežinau kaip pavardinti žodžiais, mados košė makalošė, taip paprašiau pasakius. Ir tiesiog visą laiką kažkas vyksta ir galbūt žmonės dalį tokie dalykai kaip ten raudonieji kilimai, tie patys M1 apdovanojimai, MAM apdovanojimai, tokius renginius žmonės mato, kita dalis yra už kadro. Tai pati mano metų pradžia, palačiau, reikia man šiek tiek atsiminti, kas buvo. Tai aš buvau pasileidus savo juvelyrikos kolekciją, tada prasidėjo pasiruošimas MAM apdovanojimam, dabar turėjau daug visokių privačių gigų su atlikėjais. Prasideda pasiruošimas Vingio parkui. Tiesiog visko vyksta labai daug ir tiesiog mano visas gyvenimas yra kaip nesibaigianti mados savaitė, aš taip galiu pasakyti. Bet tu pavyzdžiui, ta prasme, tu esi super įtakinga mados srityje Lietuvoje. Okay. Tu čia gali kuklintis kiek nori, bet taip yra, žinai, ir šiaip labai smagu, kad kuklinės, beje. Bet ar tau neateina mintis ar kvietimus sudalyvauti iš tikrųjų tose mados savaitėse? Paryžiuje, Milane? Aš esu buvus Kopenhagoje, buvau Milane ir buvau Paryžiuje prieš porą mėnesių Paryžiuje mados savaitės metu, bet į tą mados savaitę aš skridau realiai pirkti audinių, o ne varyti po šou. Niekas manęs ten nekviečia, pradėkim nuo to, bet tiesiog pagyvenau Paryžiuje to mados savaitės nuotaikom, ir aš supratau, kad turbūt ta mados savaitė yra ne būtent apie tuos šou, pykit ant manęs dabar, kad aš tai pasakysiu, bet šou tu gali pamatyti internete, nuotraukas, viską, bet taip, kaip Paryžius gyvena mados savaitės metu, yra tai, ko tu paprastai nepamatysi ir nepajausi, tą reikia patirti. Tai nors aš ten atvažiavau, nežinau, susiplanavus tą kelionę 4-3 dienos prieš, buvo labai naudinga, labai vertinga ir labai smagi kelionė ir pamatyti Paryžių tokį gyvą, tokį pilną madistų, tai buvo labai faina ir tuo pačiu ir padirbau, supirkau audinius ir buvo labai gera kelionė. Bet prieš tai aš esu buvus Kopenhagos mados savaitėj, Zalando mane išsivežė tenais, tai šiaip, kai išsiveža brandas kažkur taip, tai ta prasme, tau viskas padėta ant lėkštutės, tu tiesiog būk, tave suvežioja, nuveža, aprengia, pasaka. Jau turi įbėgti į autobusiuką, žinai, kad tik privatų autobusiuką turėti. Tai prasme, ten buvo Max. Ir kitą kartą variau Kopenhagą, nes iš oro gavau kvietimą į Han-Kjobenhavn. Sutarimą, prašau, nepykit. Aš kaip ištarti? Han-Kjobenhavn. Aš neįsivaizduoju. Labai sudėtingas tarimas. Danų kalba? Jo. Tai aš tą prekinį ženklą žinau, aš tą dizainerį žinau, ta prasme, tam pačiam Zalando galima įsigyti jo prekių ir man tiesiog iš oro įkrito į pašto dėžutę kvietimas. Ir aš galvoju, tai gal čia fake, aš nežinau, nesvarbu, susipirkau bilietus ir nuvariau ir buvo tikra. Tai jo, gali įkristi random kvietimai kažkur, kažkaip per kažką, bet į Paryžiaus mados savaitę dar negavau nei vieno tokio kvietimo. Ja. Šiaip, žinai, man visą laiką buvo labai žavu, labai smagu ir labai gera, kad Lietuvos mados pasaulyje jau ima atsirasti stilistų, kurie koncentruojasi tik daugiau mažiau vieną sritį. Ir tu esi tikrai tas žmogus, kuris yra pirmas šaunantis į galvą, kai kalba pasisuka apie muzikos, atlikėjų, scenos stilizavimą. Tai papasako, kodėl tu pasirinkai eiti į tokį neišmindytą lauką, minti tą kelią ir galbūt tai susiklosti visiškai netikėtai,
O gal tau, pavyzdžiui, nežinau, nepatiko stilizuoti asmeninių fotosesijų žurnalo editorialų ir jo. Ne, asmeninės fotosesijos čia visiškai ne mano vandenis. O kaip iš vis taip atsitiko, kad aš pradėjau dirbti su atlikėjais, tai viskas įvyko natūraliai, tiesiog buvo draugų kompanija, kuri kadaise, dar šiek tiek egzistuoja tas muzikinis labels, turbūt taip reikia sakyti, nežinau. Buvo tokia autostrados kompanija, kurio galva buvo Finga ir čia buvo Fingos pačios kelionės pradžia ir kažkaip, aš bandžiau stylinti, aš norėjau būti stilistė ir jisai priėmė mane dirbti, bet ir tuo pačiu mes buvom labai artima draugų kompanija, kurie visą laiką leisdavo visą laiką kartu. Ir man labai patiko tiesiog būti tokioje aplinkoje, man patiko dirbti su atlikėju ir nors tais laikais ten buvo ganėtinai juokingi tie projektai, juokingi biudžetai, juokingi rezultatai, tikrai būdavo tokių tragedijų, kad jo, bet tai man padėjo išsigryninti, kad čia mano vandenis, man patinka. Tada atsirado Jessica, tada atsirado Donatas, tuo pačiu Finga mes irgi dabar ruošiamės dalykam, negaliu čia per daug šnekėti turbūt nei kam, nei kaip, bet mes dirbam toliau, aišku, buvo pertraukų, jisai dirbo su kitais stilistais, bet keliai vėl suvedė. Tai jo, čia mano vandenis tiesiog. Ja. Man patinka tai, ką darau. Bet žinai, gal labai tuo pačiu, kaip ir sakau, faina, kad tu taip kuklinėsi, bet man atrodo tokio dydžio projektų stilistai Lietuvoje nelabai daug ir turi, kaip tu. Tugi ką, rengi ne tik atlikėją scenai, bet ir visą jo... Viskas nuo visus žmonės scenai. Dabar iš vis yra viskas išaugia iki tokio lygio, kad Pijus Weberis režisierius, jisai daro ir Donatui, darė Kalnų parką, areną, Jessica daro, šiuo metu jau daro Vingio parką. Mačiau paskelbę, kad jų scenografija yra geras. Taip, tai tai jisai antiek yra viską išmaksinęs, kad žmonės, kurie vaikšto scenai su kamerom ir filmuoja, juos net reikia rengti. Taip. Tai įsivaizduokim taip, kad tai, kas vyksta ant scenos, nors tai atrodo, tai nežinau, kažkas atneša ten valtį padėti ant scenos, tai didelė tikimybė, kad tas žmogus irgi yra aprengtas, kad ir tai bebūtų, mano kremaišelis kremta, kad ir tai bebūtų juodi marškinėliai ir juodos kelnės, bet greičiausiai tai yra padaryta specialiai. Tai jo, viskas, kas vyksta ant scenos, plius minus yra mano atsakomybė. Ja. Mano ir mano komandos. Ja. O iš kur tu mokais šitų dalykų? Nes, ta prasme, jų išmokti moksluose tikrai niekas nepasakys, kad, kai rengi koncertą, reikia aprengti A, B, C, D, E, F, G. Ar yra buvę kokių nors katastrofinių klaidų, kur tiesiog žiūri į neaprengtą žmogų ir supranti, kad, jį reikėjo aprengti? Tokių dalykų neišmoksime, atrodo, viską yra išmokstama per praktiką, o kalbant apie didžiausias katastrofas, tai man iš karto flashbackai iš stadiono. Turėjom tokią situaciją, kad vidury Fichange'as tai yra kaip koncerto metu reikia pakeisti atlikėjų įvaizdį. Buvo padaryti custom batai. Mes pirmą kartą gaminom custom batus. Anksčiau kažkaip nebuvom darę ir jie blizgėjo, ten mes jau pasižiūrėjom per generalinę repeticiją, ta prasme, žiūrėjo nuostabus batai. Ir aš dedu batus, segu užtrauktuką ir tiesiog sugedo batų užtrauktukas. Čia buvo viena žiauriausių akimirkų mano gyvenime, nes atlikėjai tuoj lipti į sceną. Ir jisai stovi basas. Žinoma, yra kita batų pora, kuri buvo prieš tai, bet spalviškai ten buvo tragedija. Bet čia aš nežinau, kas mane išgelbėjo, aš prieš koncertą, dar būnant Vilniuje, nes koncertas vyko Kaune, man kažkas pasakė, kad kažkodėl reikia paimti seno turo, kažkokius senus batus ir reikia juos nusinešti sceną, iki scenos, iki Fichange'o vietos. Ir akurat tiesiog įvyko ta katastrofa, aš tiesiog staigiai, Fichange'o metu viskas vyksta žiauriai greitai, ten visi žino, ką daryti, laksto, aš tiesiog grebiau dėžę, kurią aš kažkodėl atsinešiau į Fichange'o vietą, apkeičiau batus ir niekas nepastebėjo, kad buvo tas flopas. Bet, čia buvo baisus dalykas. Bet tai tu raganą esi, nes čia tiesiog nuėjau, užsibūrė. Aš biški raganą, taip. Jo, ir man kažkaip atrodo, kad per tiek metų viskas taip sklandžiai palyginus ėjo. Čia tokia viena istorija, kur tikrai man šiurpus varo. Ir aš žiauriai bijau, kad didžiausiam gyvenimo koncerte, šios vasaros gale, kad tiesiog irgi viskas būtų taip sklandžiai ir taip gerai, nes tiesiog žiauriai bijau feilinti. Žiauriai bijau. Tiesiog. Tai stengsiuosi padaryti viską, kas yra įmanoma, kad tiesiog nebūtų jokių flopų. Užtrauktukas, tai gerai, dėsim kabliukus, nežinau. Sagutės gražiai. Batai galim už gerai 3 poras batų pasidėsim, kad tiesiog viskas būtų
Bet šiaip, aš esu nustebus, kad darot custom batus, aš nežinau iš to dalyko. Nu, ten buvo custom batų aptraukimas, tai mes pasiėmėm tiesiog paprastus batus kaip pagrindą ir dėjom audinį, nu tai aš čia vadinu custom. Bet žinau, kad yra Lietuvoje, tiksliau Vilniuje net, pas ką eiti, pasigaminti custom batus nuo nulio. Yra. Tai šiaip yra tokia mintis pasidaryti turbūt jau tokius nuo nulio custom batus, nes scenai reikia labai atitinkamos avalynės ir tu nepribursi. Jo, yra žiauriai daug gražių batų, bet jie tiesiog yra nefunkcionalūs scenai. Negali šoknėt, jo, atlikėjai. Dar priklauso ir nuo grindinio, nuo atlikėjo, čia yra labai daug aspektų ir žiauriai norėčiau padaryti custom batus, kurie būtų nuo nulio padaryti. Tai galbūt vasaros galai kažką ir šiais padaryti. Jo. Man dar visą laiką kirbėjo tokia mintis, aš tikrai ne vieną kartą tave esu mačiusi renginiuose, kartu su vienu iš tavo atlikėjų. Ir tu visą laiką renkiesi likti tokiam truputį šešėlyje to atlikėjo, ne? Ir, pavyzdžiui, mamai Jessica visas spindėjo su savo šarvais, o tu tiesiog buvai šone, apsirengus juodai paprastai ir man atrodo gal tik minimaliai pasidažius, va taip. Taip. Ir man tas yra labai įdomu, nes tu į mados pasaulį ir stilizavimo pasaulį neatėjai tiesiog kaip, nežinomas žmogus. Tu, man atrodo, lygiai grečiai tavo karjera judėjo kaip influenceris ir tuo pačiu kaip žinomas stilistas. Tai kodėl tu renkiesi save truputį pastatyti į šešėlį, ar tai pavyksta sąmoningai ar nesąmoningai ir papasakok truputį apie šitą vietą man. Tie patys muzikos apdovanojimai, tai jie yra muzikos apdovanojimai, nes jie yra muzikos apdovanojimai ir apdovanoja atlikėjus ir apdovanoja žmonės, kurie kuria muziką. Tai aš ten važiuoju dirbti ir jeigu ką nors gyvenime vyks mados apdovanojimai ir bus kažkoks kilimas, kad ir kaip nenorėčiau, aš ten lipčiau per save ir eičiau prie tos fotosenelės ir fotografuočiaus. Bet dabar, kai, man atrodo, tiesiog neprofesionalu pirmas dalykas, kai tu atvyksti kaip kažkieno darbuotojas, pripažinkim, negavau aš asmeninio kvietimo į tos apdovanojimus, aš važiuoju kaip žmogus iš komandos dirbti. Aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip aš tokiam kontekste galiu ateiti su tokia pačia žėrinčia suknele ir prie fotosenelės tai fotkintis. Mes atvažiuojam švęsti savo labelo atlikėjus, tarp visos komandos yra susitarimas, niekas mūsų neprašė to daryti, bet tiesiog man atrodo profesionaliau, kai mes visi esam juodi, vienas, tarkim, merginos pasidažo, išsinamoja sukneles, jos vis tiek yra juodos. Aš jau buvau užsirašęs glemui, bet paskutinę sekundę supratau, kodėl? Nenoriu. Atšaukiau ir tiesiog atvykau, atsėdėjau apdovanojimus, atidirbau ir išvažiavau. Tai man tiesiog atrodo čia profesionalumo ir galbūt šito klausimas. Aš neįsivaizduoju savęs šitam kontekste kaip kažkokio... Ne. Aš tiesiog įsivaizduoju po tokią situaciją, kaip aš ateinu savo suknę pasiūtą ant kilimo fotografuojas, o tuo metu kažkas išmojo klientus su nelygintais, tarkim, nelygintom kelniam ar kažkas tokio. Aš suėščiau save. Tu visą laiką turi būti šalia, žiūrėti ir, nežinau, čia yra darbas. Čia, man tie apdovanojimai nėra šventė. Taip. Tai, man tai šiaip atrodo, kad tavo asmenybei nėra būdinga išsišokti, ko turbūt negalima pasakyti apie tavo stilių, nes jis tikrai yra labai išraiškingas. Tai ar tai nėra priešingybė tam, kokiam pasaulyje tu dirbi? Turiu omeny, kad pramogų pasaulyje. Aš dirbu pramogų pasaulyje, bet aš dirbu aplinkoje, kurią aš pati susikūriau, su tuo, su kuo aš noriu dirbti. Ir esu labai gražiam, aš tiesiog esu gražioje aplinkoje su žmonėms, su kuriais aš noriu būti. Jo, tas pramogų pasaulis visas ten yra kairė į dešinę, blizgučiai, visa kita, visokia... Kas ten dar, apkalbos, visokie tokie dalykai. Aš tame nesu, nes aš esu labai gražioje aplinkoje, o dėl išsišokimo, aš tokia paauglystė buvau. Aš paskui surimtėjau. Dabar aš tiesiog, aš labai rimtai žiūriu į savo profesiją, į savo darbą ir aš labai vertinu savo klientus ir aš nenoriu būti tiesiog kažkokia išsišokėlė stilistė ir daryti nesąmonės, nežinau. O taip kitko, kaip gimė tavo nickname'as Wunderkinde? Gal esi kažkur pasakojus, bet... Man sakė draugė, sako, tu esi Wunderkinde. Jis man parašė Facebook'o sienos, taip, dėl to, kad mano vardas yra Viltė, o pavardė Kinderevičiūtė ir galima sujungti šitus dalykus. Taip. Tai taip ir gimė. Toks aš tada nusprendžiau, jis man parašė Facebook'o sienos ir aš tada tiesiog persivadinau Instagram'e, nes anksčiau buvau Viltė Kind. Gerai sumastė, neliptų dabar tas Viltė Kind. Čia tada, kai man atrodo, Facebook'e buvo...
kai mes iki Facebooko visi vadinomės Braškiam, Braškytė 03 ir tada visi tiesiog atrado, kad geras, aš turiu vardą ir pavardę. Žiūrėjau, važiuojam. Ok, o žiūrėk, dar vienas toks klausimas, kalbant irgi apie profesionalumą trupučiuką. Tu esi stilistė, tu ne tik, kad matai pusnuogius arba kartais nuogus savo klientus, bet nuogus ir pusnuogius juos matai ir morališkai. Tai man atrodo, yra beprotiškai intimus darbas, kuriame tu esi su pažeidžiamiausiu tuo žmogum. Jis atsiveria, parodo apie savo kompleksus, tiek emocinius, tiek fizinius. Ar tau lengva su savo klientais išlaikyti tik profesionalų darbinį santykį? O galbūt tu nenori to turėti tik tai profesinio ir tik darbinio santykio, o nori ir draugais tapti. Kaip tu šitą vietą išbalansuoji ir ar balansuoji? Mes visi draugeliai, tiesiog paprastai pasakysiu. Man turi asmeniškai rūpėti žmogus ir kad aš 100% dirbčiau, atiduočiau visą save, man turi nuoširdžiai rūpėti. Aš dėl to ir nesiimu kažkokių ekstra naujų žmonių, aš nedarau. Faktas, kad yra tarkim, kažkokios fotosesijos įvaizdinės, tarkim, prekybos centrų reklamos ar kažkas, kurie yra pavienė darbai, tu padarai kaip gali geriausiai, atidirbi, išeini, bet kai yra ilgalaikis bendradarbiavimas su žmogum, aš negaliu dirbti neturėdama kažkokio daugiau negu darbinio santykio. Kad tu negalėtum išeiti ant kavos, išgerti kažkas tokio, tai vis tiek, nežinau, gal aš labai neteisingai darau, bet tikrai nesakyčiau, kad mes esam ten su mano klientais, artimiausi draugai, kad čia friends forever, ir kur aš ten jų visas paslaptis žinau, bet mes esam tokiam lygiu, kur aš galėčiau naktį paskambinti ir sakyti, kažką. Ir taip pat manau, kad galėtų jie. Tai jo, aš kažkaip labai viską asmeniškai žiūriu ir aš, kadangi aš žinau, kad aš savęs žiūri daug atiduodu šitiem dalykam, tai aš noriu atiduoti tai tinkamiem žmonėm, man nesvarbu ten statusas jų, ten visą kitą, bet aš turiu žinot, kad tas žmogus yra geras ir kad jisai turbūt tiek pat, kiek duodu aš, atiduotų man, jeigu reikėtų. Ir man atrodo, jie visi daug kartų yra tai įrodę, tai net nėra jokių klausimų. Ja. O daug kreipiasi į tave Lietuvos atlikėjų, kad tu juos talentum? Gal daug. Nežinau, kiek yra daug. Kažkiek. Tu tiesiog, atrasti dar laiko negali, ar tiesiog šiuo metu jau net ir neprisimtum naujų klientų? Neprisimčiau. Dar šiuo ypač momentu gyvenime, kai mes ruošiamės tiesiog didžiausiam istoriniam koncertam, tai ne. Ir šiaip tiesiog dabar nelaikas ir ne vieta, manau. Tiesiog aš nesiemu tiesiog naujų klientų ir viskas. Supratau. Viltė, beje, noriu, kad tau priminti, kad mes galime atsigerti mūsų puikaus nealkoholinio šprico iš Martini. Susidaužkime čin. Aš sakiau, pastatau ant stalo prieš išgerdama. Taip yra nuo 19. Jo, tai noriu pasakyti, kad tokį kokteilį labai paprastai yra pasidaryti namuose. Tai yra Martini Vibrante. Jūs turite įsipilti 50% viso taurės tūrio Martini Vibrante ir 50% nealkoholinio proseko. Ir viskas. Ir gersite patį, kaip mes su Vilte. Žinau, galima ne tik penktadienį šitą gėrimą gerti. Jokau, aš čia nealkoholinis. Jo. Gerai, grįžtam dabar prie mūsų pokalbio. Toks pusiau asmeniškas klausimas. Kaip tu šitam, pati paminėjai, kad šitas pramogų pasaulis yra visoks ir labai švytintis, ir labai gražus, ir turi savo šešėlių, ir daug povandeninių srovių. Ar tu jame renkiesi išlikti neutrali ir kaip tau tai pavyksta? Aš apie viską turiu savo nuomonę, bet ir tuo pačiu suprantu, kad kartais, kai turi nuomonę, gali ir savo pasilaikyti. Aš niekada neįsiu, nekišiu kažkokiu ten savo replikų, ne kažkokiu konfliktų. Aš žiūriu savęs. Jeigu mes kažko paklausia, kas gali iškelti konfliktą, aš sakau, ką aš galvoju. Jeigu žmogus įsižeidžia dėl to, čia yra jo problema. Bet aš tokia, man tiesiog aš nesiveliu į kažkokius tuos... Aš esu labai savo aplinkoj, su savo žmonėm. Didžioji dalis mano draugų net nėra iš viso šito pasaulio. Gal dalinai yra, bet jie nevaikštų tos renginius. Mes savo dalykais užsiemam. Ir jo, aš tokia turbūt neutrali. Man tiesiog kas manęs neliečia, man neįdomu tiesiog. Paprasčiau turbūt. Šiaip kartais atrodo, kad
kuo daugiau, yra žmonių kategorija, pasakykim taip, kuriem atrodo, kad kuo tu daugiau būsi matomas, tuo tu būsi labiau aktualus. Ir man atrodo, žmonės, kurie turi va tokią neutralią poziciją, yra įrodymas, kad tai yra, netiesa. Bet aš ir nenoriu būti matoma, aš noriu, kad būtų matomi mano darbai, žmonės atpažintų ir žinotų mane iš to, kad aš kažką padariau, kas yra kokybiška ir ten patinka, o ne iš to, kokią aš ten įkėliau Instagramo postą su savo naujų rubeliu. Taip, man atrodo, kad čia yra toks truputį uždaras ratas, nes jeigu tu nebūsi matomas, tai, irgi, žinai, kaip tada žmonės pamatys tave, žinai, tai čia tas pats, kaip kažkada su Oriu mes esam kalbėję, kad būti žurnalistu yra viena, būti žinomu žurnalistu apsimoka vien dėl to, kad su tavim nori kalbėti daugiau žmonių. Taip. Nes kai kurie žmonės tiesiog su tavim nenori kalbėti, nes tu esi kažkoks žurnalistas iš kažkur. Aš įsivaizduoju, kad su stilisto darbu yra turbūt panaši situacija. Jo, bet visame kame turbūt svarbiausia balansas. Man patinka būti matomai nematoma, taip turbūt galima pasakyti. Man faina, kad man nereikia listi eterį ir eiti ten visur ir eiti tais pačiais mama raudonais kilimais su baliniam sukniam, kad žmonės žinotų mane ir jeigu kažko reikėtų kreiptis, aš esu labai patogioj vietoj, tiesiog. Taip. Aš geriau neįsivaizduoju, kad galėtų būti. Industrijos žmonės mane žino, bet žmonės, kurie gyvena, nežinau, paprastą gyvenimą, jie nesidomi tuo, jie manęs nežino. Man tai yra tobula. Aš nenoriu būti žvaigždė, aš nenoriu, man nereikia. Ja. Tiesiog tavęs nėra televizijoje. Taip. Čia yra geriausias žinomumo matuoklis, kad jau kai esi televizijoje, tai va tave Šeškinės Norfui jau žinos. Taip. Man nereikia, aš nenoriu. Taip. Dabar toks irgi pusiau asmeniškas klausimas. Žinai, aš būna kartais šeštadienio rytą prabundu, man atrodo, čia praėjusį šeštadienį netgi tai buvo, atsikeliu, žiūriu kažką Instagram'e storius, žiūriu Viltė jau yra padėvėtų drabužių parduotuviai, ten dalinasi apie Goyard tašę, kaip jinai norėtų, kad nors atrasti originalią. Ar tu tai darai dėl to, kad tau įdomu, ar tu tai darai dėl to, kad tai yra, nežinau, kažkokia darbinė veikla? Ir papasakok, kiek romantikos apskritai yra stilisto darbe ir kokia yra stilisto darbo kaina, gal taip galima būtų pavadinti. Ką tu turi paaukoti, kad tu galėtum būti stilistu? Čia yra mano laisvalaikis, kad matai mane dėvėtų drabužių parduotuvėj su Goyard taše, tai aš šitus dalykus darau dėl to, kad man patinka. Man kažkaip anksčiau galbūt, kai augau, atrodo, kad čia užaugsiu. Aš visą gyvenimą apsipirkinėjau dėvėtose ir man atrodo, kad čia užaugsiu, užsidirbsiu, galėsiu čia užsipirkti drabužius, kažką. Bet dabar, kai aš atrodo, kad ir galiu gal kažkokius rubelius nusipirkti, mantresnius, jau ten brangesnius pataupius, nežinau, man vis tiek visiškai kitas jausmas yra ateiti į dėvėtus ir išsikapstyti ten, nežinau, tas pats Šeškinės Gausa, Versace sijonas, man tai daug brangiau ir daug svarbiau, negu kad užsisakyti iš kažkokių ten, nežinau, Farfetch'ų ar iš kur tas prabangius rūbus. Tai man čia yra tiesiog laisvalaikis, man tai yra smagu. O kokia yra stilisto kaina darbo? Asmeninis gyvenimas. Jeigu tu nechaltūrini, tai paprastai pasakius, ir dirbi su dideliais brandais, su žinomai žmonėm ir iš tikrųjų tavo yra tempai tokie, tai kaina tai kokia? Tiesiog laisvalaikis, asmeninis gyvenimas, viskas. Nes aš įsivaizduoju, kad tu dirbi ir tada, kai dirba tavo klientas, tai reiškia vakarais ir ruošiantis tam vakarui, ne? Tai reiškia visą dieną, jo. Man iš vis nėra tokio dalyko, kaip dienos metu nedirbti. Tai aš atsikeliu 7 ryto ir tada darai dalykus iki vakaro. Ir tiesiog aš taip esu įpratus, man būna prabanga, kai aš turiu laisvą savaitgalį. Ir čia aš taip sakau, kad ne dėl to, kad aš noriu pasiskųsti, aš pati pasirinkau ir man neša džiaugsmą dar kol kas šitie dalykai. Jau kažkada tikrai biškiau nusproksiu ir aš nebenorėsiu to daryti, bet dabar aš žiauriai džiaugiuosi, kad aš turiu tokias galimybės, kad aš galiu dirbti su tokiais projektais. Tiesiog čia mano didžiausia svajonė buvo. Ir dabar čia man, eiti į miestą kavą gerti ir ten kažkokiam nesąmonėm užsiminėti, kai aš galiu daryti tokius dalykus. Ne. Aš visą savo asmeninį gyvenimą esu paaukojus šitam, bet dabar yra toks periodas, jis nesitęs čia, nežinau, dar 10 metų, bet dabar kaip yra, man yra gerai ir aš taip noriu. Gerai, o kur tu, pavyzdžiui, save po 10 metų matai? Viskas auga iki to, kad aš kažkada galų gale turėsiu savo prekinį ženklą. Jo,
Drabužių? Manau, kad taip. Nes tu pradėjai, aš dar vėliau norėjau tave truputį prieiti prie šitos temos apie tavo kolaboraciją su Balarečiu, bet ar tu kalbi apie drabužių kūrimą, ar aksesuarų, ar dar kažką? Drabužiai, jo, faktas. Geras. Jo, man atrodo, kad tokiam dalykui reikia labai pribręsti ir ypač dabar, kai aš turiu galimybę dirbti su geriausiais Lietuvos dizaineriais, matyti audiniai, siuvimai, viską. Aš iš viso to imu patirtį. Faktas, kad aš dirbu, kad čia yra mano darbas, bet tuo pačiu ir aš semiuosi žiauriai daug žinių. Ta pati, tarkim, Jessicos teta Reginutė. Aš su jie susipažinau. Ai, jinai teta jos? Taip. Aš gavau ten tiesiog Reginutė. Ne. Geras. Yra mano mama, yra mano močiutė ir yra Reginutė. Jinai man antiek klaus, yra man Reginutė, yra tiesiog top. Bet aš pas ją atėjau, mes atėjom pas ją siūti pirmą kostiumą Jessicai klipo filmavimui. Aš atėjau žalia, aš nesupratau nei koks audinys, kas tas elastanas, aš nieko nežinau. Ir kiek jinai mane per tą visą laiką išmokino visokių, tiesiog visokių subtilybių siuvimo, apie audinius, apie viską, tiesiog. Tai aš dabar mokausi ir kažkada šitas mokslas išaugs į kažkokį produktą. Ir jo, dabar taip susidėjo, kad pasileidom juvelyrikos kolekciją. Aš iš tikrųjų tą kolekciją žiūrėjau. Aš norėjau daryti, aš žiauriai bijojau, bet aš tuo pačiu žiūrėjau kaip į tokį testą. Aš nenorėjau, kad mano pirmas produktas būtų iš karto drabužis. Taip. Ir daugam buvo netikėta, kad tai buvo juvelyrika, man pačiai tai buvo netikėta, bet tai buvo visiškai neatrasti kiti vandenys, kur aš irgi nieko nežinau, per laiką išmokau. Bet tai buvo toks mini testas pasitikrint ir tas testas išaugo tiesiog į nepaaiškinamus dalykus. Ja. Šiaip labai įdomu, geras. Aš galvau, kad būtent juvelyrika ir aksesuarai yra tavo, žodžiu, visi turi savo aprangos detalę cinkelį. Tai vieniem tai yra batai, aš galvau, kad aksesuarai ir juvelyrika yra tavo cinkelis. Ne, aš noriu daugti iki drabužių, bet čia tai. Gali tu batus kurt? Galėčiau. Aš galiu bet ką kurt. Iš esmės mes visi galime sukurti viską. Tiesiog reikia gerai kurt ir tikėti tuo, ką darai. Nu, su juvelyrika man buvo žiauriai baisu. Iš tikrųjų, tuos vandenis nert ir aš žiūriu į tuos žiedus, kai pradėjom viską. Man pačiai gražu, bet tai ar žmonėm patiks? Toks labai daug klausimų ir paskui, kai įsivažiuoji, pradeda labiau pasitikėti savim. Tada gerai viskas sekas. Man atrodo, kad dalis sėkmės buvo ta, kad žmonės žiauriai nori išsiskirt. Savo stiliumi, savo deriniais. Ir drabužiais išsiskirti kuo toliau, tuo yra vis sunkiau paprastam žmogui, kuris, tarkim, ten kažkaip aklai nesidomi mada. O juvelyrika yra tas dalykas, kuris gali eleveitinti viską. Visiškai jo, kils, vat kaip ir sakai, taip iškelt visą derinį. Ir padaryti jį tokiu unikaliu, kad žmonėm labai, paprasta pasirodė galbūt. Nes aš iš tikrųjų, kai užsidedu tavo žiedą, beveik kiekvieną kartą, jeigu jis atsiduria, pavyzdžiui, mano istoriją, aš laukiu klausimų, iš kur jis tas žiedelis su geltonu akmenuku ir aš čia Viltės ir visi, nebėra jo, ne jau. Jo, mūsų tas testas toks ir buvo, kad mes pasileidom tą pirmą kolekciją vasarą su gintarais ir mes užsidėjom limituotą laiką, kiek mes ją norim pardavinėti. Bam, nebėra ir iki dabar žmonės, tiesiog aš kiekvieną dieną laukiu žinučių, ar bus papildymas, ar bus dar. Ir man tuo pačiu ir labai malonu, bet ir tuo pačiu toks, atrodo, prieš 1,5 metų aš nebūčiau patikėjus, kad tokie dalykai vyks. Ir crazy. Juvelyrė, nesitikėjau, tiesiog. Taip, bet o tęsia dar šitą bendradarbiavimą? Aš negaliu per daug visko pasakoti, bet dalykų bus, vienaip ar kitaip kažkaip. Gerai, kiek tu, pavyzdžiui, prisidedi prie juvelyrikos pačios kūrimo? Ar tu pagalvoji ir esi tokia idėjinė autorė ir juvelyrai Balarečio, šiaip žiūri talentingi, aš kaip pasižiūriu jų darbus, beje. Ten yra mašinos, ta prasme, su jais nėra nieko neįmanoma. Kur, žinot, kartais būni mytose su žmonėm ir jie ten tau burba, padarysim čia viską, ir tada būna expectations reality ir taip, o su jais yra taip, kad jie pasako, kad jie padarys ir jie padaro. Jie padaro viską. Man atrodo, aš juos esu dar kalbinusi žurnalui dar prieš jūsų kolaboraciją gerokai seniau. Man atrodo, jie darė Jessicai Aircuffą, ar aš nusišneku? Ne, jie darė, čia turbūt pasakos turi, tai buvo žiedas, toksai žiauriai didelis gėlė ir buvo toksai čaukeris, ne čaukeris, kaip ten sako, turbūt čaukeris. Čaukeris, jo. Toksai visas iš deimantų, tai
tais laikais ten buvo crazy. Bet kuo toliau, čia žinokit, dar bus visko. Ne, bet Jessica tiesiog jo laužo standartus ir labai gera matyti, kad jinai tai daro. Tai gerai, dar truputį noriu sugrįžti prie to, kad apie tą stilisto darbo romantiką, žinai, ar galima būti stilistu nebaigus mokslų? Nes yra įvairių stilistų, kurie vieni sako vienaip, kad tu tiesiog negali to išmokti, kiti sako, kad tu negali būti stilistu nebaigęs dizainą ir, ta prasme, nuomonių yra milijonai ir aš noriu tavo nuomonę išgirsti. Turbūt tiek daug suinvestavę pinigų į tos mokslus, tai kas belieka, tai tik rentinti internete, kad čia reikia baigti mokslus, kad būtų stilis. Tai vasarį. Ir ne tik pinigų suinvestavęs, bet ir tiek laiko. Taip. Aš nebaigiau, aš bandžiau mokytis, man nepasisekė mokytis, nes man reikėjo rinktis, arba aš dirbu, arba aš mokaus, man nebuvo sudarytos sąlygos, kad aš galėčiau ir dirbti, ir mokytis. Tai tiesiog aš pasirinkau darbą ir man atrodo viskas visai neblogai susiklosti. Tai tiesiog, man mokslai yra tokia labai slidi tema, nes aš žinau, kiek aš galiu įtakos padaryti, pasakydama kažką ne taip jaunam žmogui. Taip. Pasakysiu, aš nebaigiau mokslų, tai vat ir tu nesimokyk ir tau viskas gerai bus. Jokių būdų ne. Kiekvieno kelias yra skirtingas, man išėjo taip, kitam galbūt išeis geriau pabaigus mokslus. Aš nežinau, čia tokia slidi tema, kur aš bijau prisišnekėti. Tai yra labai slidi tema, nes tarkim, aš baigiau rinkodaros mokslus ir aš kažkada neseniai atsidariau savo ten mokslo darbą ir aš net susiprunkščiau garsu, nes niekas iš to, ką aš rašiau savo mokslo darbe, kuris jau ten buvo kažkoks rinkodarinė analizė, ta prasme, jinai yra tokia irrelevant, jinai yra visiškai neaktuali tame, ką aš darau, nes aš dabar dirbu jau, nežinau, kiek čia 7 metus rinkodarai dar plus prie to, kad dirbu žurnale. Tai tiesiog juokinga. Aš jokiais būdais nesakau, kad mokslai yra nesąmonė, nes mokslai yra labai gerai. Lygiai taip pat, ką mes mokyklos nebaigsim. Mokslai tau duoda discipliną, mokėjimą mokytis, duoda tam tikrų įgūdžių, bet realybėj tavo mokslai yra sunkiai pritaikomi, nekalbu apie mediciną, teisę ir tokius fundamentalius mokslus. Bet aš manau, kad šitoje industrijoje viskas svarbiausios žinios, viskas ateina per praktiką. Ir man, kai aš studijavau, aš dirbau dar į H&M pusę etato ir būdavo taip, kad aš išeinu į paskaitas, atsėdu paskaitas, nuvarau tada į H&M iki 11 valandos, užsidarom parduotuvę ir tada, kai aš turiu išeiginę, stengiuosi kažkokių tai ten pasimti papildomų projektų, aš asistuodavau stilistė Emilijai Knyzelytei, su ją iš vis buvo pačios mano ten pirmos įdomiausias fotosesijos, kur aš ten, ta prasme, kokia patirtis ir tu ateini į paskaitas ir bandai pasipasakot, kad tu darai, kad kažkokius tokius įdomius dalykus, bet vietoj to, kad tave pagirtų už tai, kad tavo yra kažkokia pamokinė veikla, tai kodėl tu nedadarai va šito. Tai buvo toks, nebuvo tiesiog sudarytos sąlygos ir dirbti, ir mokytis, ir viskas buvo pastatyta ant to, kad dabar tu turi mokytis ir mokslai tave atves į tą visą kelią, kur galų gale gaunas taip, kad iš savo kurso, tarkim, su kuo aš pradėjau mokslus, aš nežinau šiuo metu, galiu būti neteisi, galbūt aš tiesiog nežinau, bet aš nežinau nei vieno žmogaus, kuris legit dirbtų dabar industrijoje kažką susijusiu su mada, nors sėdėjo tose paskaitose ir 10-ukus rinko. Čia žiauriai priklauso ir gal geriau net bijau šnekėt, kad neprišnekėt kažko apie to. Ne, aš labai suprantu, bet tu visiškai argumentuotai ir logiškai šneki ir plus aš tą patį galiu pritaikyti savo mokslam baigtiem. Man dar pikčiausia buvo tas, kad reikėdavo mokėti kosminį. Aš mokamai vietoj buvau, aš paskui po tų mokslo po kažkiek laiko dar išsimokinėjau tas pinigus už tai, kad studijavau su tokia širdgėla, grąžinau tas pinigus, kad dieve, bet esmė tame, kad tau reikia nežmoniškų pinigų ant visokių planšetų, ten ant visokių audinių, ant visokių dalykų. Tiesiog kaip galima nedirbant, atsiprašau, gal vieniem ten yra sudarytos sąlygos tam, aš neturėjau tam sąlygom, aš turėjau dirbti pati, kad aš galėčiau užsidirbti ir, nežinau, nusipirkti tuos planšetus ir tuos pačius audinius ir ant tiek palaikymo nesulaukti iš dėstytojų, man iki dabar yra nesuvokiama. Šitą iškirpim, iš tikrųjų, čia žiauru. Gerai, o ko, pavyzdžiui, dirbdama šitoje industrijoje, kiek metų tu dirbi stilistė? Ar esi kad nors paskaičiavus taip? 8 metus. Ta prasme, aš 18 jaučiuosi ir 8 metus dirbu, čia crazy. Taip.
Ir gerai, per šitus 8 metus, kokias svarbiausias profesinės ir neprofesinės pamokas tu esi išmokusi? O, Jėzau, labai sunkus klausimas. Nu, turbūt kaip ir prieš tai minėjau, kad apie viską reikia turėti savo nuomonę, bet žinot, kada ją sakyt. Tai toks žaidimas truputį yra. Ne toks, kad žaidimas, bet tiesiog, nereikia visą laiką kišti savo nuomonės, nereikia visą laiką rėkti ir būti tokiu, aš taip. Tiesiog kartais galima patylėti. Nežinau, aš kažkokių gal tokių per daug žiaurių patirčių nesu turėjus ten, kur būčiau nudegus labai ir ten galėčiau dabar sakyti, išmokau tą ir tą. Nežinau, tiesiog turbūt svarbiausia enjoyint, ką darai. Kaip negražiai pasakiau, čia svarbiausia mėgautis tuo, ką tu darai ir nebūti. Nežinau. Dabar dar truputį noriu irgi pakalbėti apie tai, kad kokia tu kaip asmenybė, kaip žinoma asmenybė esi. Kodėl tu niekada nerodai savo asmeninio gyvenimo ir ar tai yra tavo pasirinkimas, ar tiesiog taip natūraliai kažkaip išeina? Ką ten rodyt? Namuose užsisakau maistą ir teliką žiūriu, ar korneris žiūriu. Dabar tu pamažu rodai, kad darai statybas kažkokią. Čia aš jau įkeliu ir galvoju, o Dieve mano, ne. Žinok, aš jaučiu lygiai tą patį, nes aš tarytum pasirinkus mados žurnalistikos kelią ir yra dar būt dalis žmonių, kurie nori paskaityti straipsnius ir tada aš įstoju kaip mano šuniui ten sanarių uždegimas. Aš tiesiog irgi į tą patį Instagramą. Man patinka kartais įkelti nesąmonių kažkokių, tiesiog pašmaikštauti. Rimtai kažkokių ten savo gyvenimo išsipasakojimų gal nedėčiau ir nerodyčiau, kaip aš ten užsisakius maistą lovai teliką žiūriu. Tiesiog stengiuosi irgi išlaikyti tą profesionalumą, nes aš kaip ir turiu savo kryptį, aš turiu tai savo profesiją ir aš noriu plius minus apie tai būti, bet pašmaikštauti kartais mėgstu. O kai tu pradėjai stilizuoti, tu tikrai buvai labai jauno amžiaus. Ir kai žmonės jau pradėjo tave matyti kaip rimtą stilistę, irgi buvai jauna. Ar tu esi susidūrusi su kažkokia amžiaus diskriminacija? O Jėzu. Papasakok. Būdavo ir anksčiau, tikrai pačioj pradžioj, kad, tarkim, atvarydavau į setą su asistentė, tarkim, ir visą laiką visi galvodavo, kad asistentė aš esu, nes aš jaunesnė. Ir tokie visokie dalykai, ypač tokių reklamų visokių filmavimuose, visur būdavo tokių, bet su laiku šitas dalykas dingo ir šiaip aš dabar galiu, aišku, jeigu dabar dirbčiau visur su visais, tai visur būtų nesąmonių, bet aš esu labai dėkinga, kad aš galiu pasirinkti, kur aš noriu būti ir su kuo būti ir tiesiog nebėra kažkokių tokių nemalonių patirčių. Bet faktas, kad jeigu pradedi karjerą, jų bus, reikia daug praeiti. Jo. O tu šiaip tikrai turi tokią labai atpažįstamą ir savo estetiką, ir estetiką, kuri atlikėjams. Ar tau lengva atidėti ją į šoną ir sustilizuoti kažką visiškai priešingai? Aš noriu, kad mano estetika būtų tiesiog kokybė. Aš suprantu, kad turėti kažkokį labai specifinį braižą ir dirbti su daug žmonių tokioj mažoj rinkoje galbūt būtų biški nuobodu, nes tai suvienodintų juos. Man patinka iššūkiai, kai reikia padaryti kažkokį tokį gal labiau personažinį įvaizdį, kai reikia, nežinau, iš tų pačių daino žodžių, tarkim, vėl sakau kaip pavyzdį, bet tiesiog daug visko darėm kartu, tai man paprasčiausia, tarkim, kai Džesis buvo pasakose ir jinai išleido dainą Dėl tavęs ir ten dainavo apie gintarus kasas, tau žmogus tiesiog diktuoja, kaip jinai maždaug turi atrodyti ir tada tu lipdai, ten mes darėm tokius gintarinius tipsus ilgus, irgi patirties mažai buvo, suklijavom tos nagus, paskui Džesevas nusilaupė, o Jėzus mažiai, tai visko buvo, bet aš norėčiau, kad mano išskirtinumas būtų tai, kad yra visą laiką kokybiška, bet estetika fainai pavarijuot, padaryti kitaip, skirtingai. Nežinau, ar atsakiau. Jo, bet ir vienas labai žinomas dalykas apie tave yra tas, kad tu labai dažnai kuri derinius iš vintažinių rūbų arba tiesiog rūbų, kurie yra nenauji. Taip, nes aš taip užaugau tarp tokių drabužių ir man atrodo tiesiog natūralu. Ir to labiau, kad mes Lietuvoje, pripažinkim,
keli geri dizaineriai sukuria kelis gerus itemus, jie pravaikšto pro visus atlikėjus, jau išsifotkina, jau vat ir tas renas. Ir noris kažkokio originalumo, ir kai tu turi dėvėtus drabužius ir tu gali eiti ieškoti ir viską. Nu, pavyzdžiui, man Think Twice'as, čia yra atsidarius nauja elektroninė parduotuvė, kiek yra kartų mane išgelbė ir kiek aš esu iš jų pasirinkus nerealių drabužių, kurie iš karto Lukus Vatai iškėlė. Ir tu žinai, kad jokio antro tokio įvaizdžio nebus, nes tai yra vienintelis drabužis. Tai jo, aš tiesiog taip augau, man taip yra įprasta ir tuo pačiu aš manau, kad tai prideda originalumą. Ja. Aš dar prisimenu, kaip tu anksčiau vis tiek dar pakurdavai kokį, nežinau, žurnalą viršelį, įvaizdį kokiam editorialui, ir dabar visai nedarai iš tų dalykų? Darau, bet kartais. Daryčiau dažniau, galbūt jeigu dažniau kviestų ir būtų kažkokie faini projektai, bet tai vis tiek iš mano atlikėjų jie dalyvauja tokiuose dalykuose, ten žurnalo viršelį ir taip toliau, tai visą laiką su jais tai darau. O šiaip tai, ką aš dar darau, tai ten visokios prekybos centrų reklamos, kas dar? Nežinau, aš visko po biškį darau, tik dalį daugiau rodau, kitą dalį mažiau rodau. Pavyzdžiui, savo darbą su vitrinam aš visiškai nerodau, ten vieną storį per pusę metų įmetu, bet čia yra labai didelė mano gyvenimo irgi dalis. Tai... Jo. Gerai, pavyzdžiui, gal tu gali truputį paatvirauti ir papasakoti, kaip atrodo atlikėjo koncerto įvaizdžių kūrimas. Va truputį jau pasufleruoji, kad pagal dainos žodžius kažkokius, ar tu kuri tą drabužių konceptą, ar kartu su komanda, toks tiesiog kažkokių tokių, žinai, vidinių detalių, nes jos atrodo super romantiškos, tiesiog sukurt scenai rūbą. Taip, tai yra žiauriai faina, tai yra žiauriai įdomu ir tiesiog visas tas procesas įgyvendinimas tai yra amazing. Čia tai yra gražioji darbo dalis, sunkioji darbo dalis tai yra, kai jų labai daug yra ir, kai tarkim, yra 36 šokėjai ir tiesiog sumenedžinti visą tą chaosą, bet ta kūrybinė dalis, kai tarkim dabar, kai mes ruošiamės, tai yra režisierius, kuris vis tiek surežisuoja kažkokiam natą, paduoda visam koncertui, tu žinai plius minus temą. Tau parodo, kaip atrodo scena, tu žinai, kokia bus spalvų paletė. Ir tu pagal tai tiesiog skirstaisi viską dalimis. Man paprasčiausiai yra dalis priskirti prie kažko, nežinau, pavadinti, tarkim, vieną iš dalių džiaugsmas. Tai, tarkim, uždarimas koncertų yra džiaugsmas. Tai džiaugsmas, kas, nežinau, blizgesys, kažkoks, kad tas rūbas jisai būtų, nežinau, jeigu būtų drabužis, dalis pavadinta, nežinau, liūdesys. Tai ir darytum juodą kažkokią ilgą suknelę. Tai procesas įdomus ir daug reikia iš tikrųjų researchint. Daug su dizaineriais diskutuojam, galvojam, nes vien yra padaryti rūbą gražų, kitas yra padaryti rūbą, kuris būtų techniškas ir gerai atidirbtų scenai. Nes jo, anksčiau pačioj pradžioj, kai tik pradėjom daryti šitus dalykus, iš tikrųjų failų yra buvę tokių, kur dabar žiūriu galvoju, ką aš savo galvoju. Tai dabar stengiasi... Turi kažkokios gėdos dėl senų derinių? Aš galiu Čia galbūt ne dėl pačio derinio, tiesiog dėl pasirinkimų tam tikrų, ne? Didžiausia glam teamo failas. Čia jeigu Katris Artūrų žiūrit, tai čia tiesiog buvo trigubas glam teamo failas. Tai aš padariau topą, nepadariau, žodžiu, suderinau topą, kuris neturėjo šitų juostelių, nežinau, prilaikymo ir jisai buvo žvinelinis. Katrė padarė palaidus plaukus, žvinelinis audinys ir palaidi plaukai, žinai, kad bus mesiu. O Artūras nepagrimavo šitos dalies. Tai mes, čia yra vienintelis toks žiaurus trigubas glam teamo failas, kur jo, dėl šito nesididžiuojam, bet mes į laikas nuo laiko prisimenam ir pasijuokėm ir žinom, kad daugiau niekada taip nebus. Labai smagiai. Bet čia seniai buvo, nebeverskim lapų atgal. Taip. Vienas, dar prisimenu tokį vieną dalyką, apie kurį tikrai labai norėjau su jums pašnekėti, tai būtent tai, kad tu atrandi išpopuliarinį ir iškeli tikrai nemažai jaunų dizainerių Lietuvoje. Papasakok apie savo šitą rodeo. Ar žmonės į tave kreipiasi, ar tu skiri savo atskiro laiko, nežinau, galbūt dalyvauji studentų darbų pridavimuose ir kažkaip ieškai tų talentų, ar jie tave pasiekia patys. Man noriu sužinoti, žinai, kaip atrodo tai. Instagram'e sėdžiu, aš daug labai internete žiūriu, scrollinu viską ir aš atrandu pati ir būna, aišku, ir patys žmonės parašo. Į tuos pristatymus, jeigu gaunu kvietimą ir galiu ateiti, labai stengiuosi dalyvauti. Aš manau, kad tai yra labai didelė abipusė nauda, tuo pačiu ir jeigu uždedi ten kažkokio iš jaunų dizainerių drabužį, kokybišką, gerą, gražų drabužį ant atlikėjo, ar nežinau, tą pačią editorialą, kurių aš nedarau ilgą laiką, bet
tiek tau yra varnelė uždėta, kad tai yra gražu, tiek tam žmogui prideda. Ta prasme, vieną kartą uždėjus jauno dizainerio drabužį kažkur ant kažko, tu gali jam plius minus, negaliu sakyti padaryti karjerą, bet pradaryti kažkokias duris. Labai stipriai. Kaip pavyzdžiui pavyzdys, ta prasme, tarkim, Marija Patraitytė, jinai dabar iš vis, kažkada jinai buvo jauna dizainerė, dabar jinai yra tokiam levelį. Aš nesuvokiu nei kaip jinai spėjo viską padaryti, bet turbūt kiekvienas atlikėjas, kuris darosi areną, jis norėtų, kad Marija siūtų, raudoną kilimą kilina Marija, teatre kilina Marija, ten yra tiesiog žmogus, mašina, aš nežinau, kaip jinai viską spėjo, bet kažkada jinai irgi buvo pradedančio ir kažkada kažkas pasiskolino jos rūbą ir tiesiog, bet faktas, kad tu turi būti ir iš savęs jau labai pasikūręs, ne tik ten jau vieną gerą rūbą sukurt, bet manau, kad tokie dalykai atidaro duris ir labai. Dar nepaminėjau, tai ir Euroviziją antrą kartą Marija važiuoja. Tiesiog nugalėtojų dizainerė yra Marija. Žinai, čia man atrodo yra įrodymas, kad kūrėjams, kad ir kaip jiems dažnai tai būna sunku, jiems svarbu tiesiog apie save pranešti. Tiesiog pakelt ranką ir pasakyti, hei, aš kuriu rūbus, žinai. Taip. Nes jo, kaip kitaip. Nebijoti būti galbūt aktyviem social medijai. Dažnu atveju, nesakau, kad visą laiką, bet dažnai tie kūrybininkai, jie būna tokie labai uždari ir jiem ta social media, jie nemoka kelti, jie nenori kelti, jie nenori rodytis, bet reikia. Ir kuklinasi. Kuklintis, galbūt tas kuklumas kartais gerai yra, nes turiu pavyzdžių, kur kuklumas, kaip pasakant, neprideda. Nepapuolė. Ne kuklumas, tiksliau. Bet šitą svarbiausia nebijot. Kažkokia, man atrodo, su social media žmonėm yra baimė, kad draugas pamatys kažkoks ten išsijuoks, grinai dėl artimų žmonių, ne tai, kad pagalvotų kažką iš tolimesnės aplinkos žmonės, bet kad prieš draugus. Tai man čia labai keista yra. Nebijot reikia. Aš sutinku su tavim, nes man atrodo, kad apskritai, čia dar kita tema, apie kurią galim tikrai nesiplėtoti, bet Lietuvoje social media yra labai didelė šaipimosi kultūra. Ten kažką įdėsi ne to ir tiesiog pusė Lietuvos juoksis už kampį. Pripažinkim pas mus ir... yra to tikrai... Aš kartais be kontekstų įsijungiu ir aš tiesiog... Tai aš dievinu tą puslapį linkėjimai, kas kuriat, nežinau, dievinu. Taip. Reikia žiūrėti, ką kelinu, aišku, nereikia... Su sveiku protu, jungit sveiką protą. Taip, ta prasme, jo. Taip. Gerai, o aš dabar noriu dar pakalbėti truputį kitą temą. Ar aš neklystu? Taip. Kad tu išbandėjai ir didžėjas gigą? Aš grodavau anksčiau tais laikais, kai buvo, kur minėjau, tais laikais jau taip sakai. Viską. Tai mano ir buvo, ten visokiose granatose grodavau ir taip toliau. Ką? Taip, bet aš buvau prasta didžėja, bet aš buvau laiku ir vietai, aš taip galiu pasakyti. Tiesiog turėjai draugų. Tai galima taip, ir buvo vienintelė pana, kuri groja repą ir tiesiog bukindavo, čia žiauriai skamba, bet taip yra. Neviniokim žodžių vatą. Tai kaip ir su komikiam. Lietuvoje nebuvo komikių panų, atsirado 3 ir visi tiesiog mylijas. Dirbam. Tai šita ir tuo metu buvo faina, smagu, bet tada aš supratau, kad kodėl aš darau kažką, kame aš nenoriu būti geriausia, kam tiesiog. Ir šiaip kitų akise toks buvo biški. Arba jeigu darai, tai darai gerai, arba nedaryk iš vis. Tai aš į šoną patraukiau tą. Bet kadangi čia buvo mano tūsas, mes darėm kornerį Valentino dienos kolekcijos progą vakarėlį. Šiaip durnai aš padariau, nereikėjo man ten eit grot, bet, tiesiog... Kodėl? Tiesiog, mano renginys ten visi draugai viską ir ten parintis dėl tų perėjimų viską. Tiesiog nereikėjo, bet padariau, aš prisišnekėjau, padariau ir viskas. Nebeverskim lapą atgal. Bet buvo žiauriai geras renginys, nesitikėjau irgi, kad ant tiek bus gerai. Okay. Gerai, dar noriu, sakai, nenoriu dalintis labai nuomonėm, bet noriu truputį tavo nuomonės paklausti. Ką tu manai apskritai apie dabartinį Lietuvos mados pasaulį? Kokiam jisai lygyje yra? Ar mes esam vis dar tam lygyje, kur atrodo, kad tu turi žiauriai sušokiruotam podiumo, kad galėtum tapti žinomu? Ar užtenka tiesiog daryti, nežinau, super kokybiškas kolekcijas? Kaip tau atrodo? Kokia yra... Viskas tik gerin, man atrodo, kažkaip ir... Kokybė tikrai yra auganti. Taip, ir aš kažkaip
pastebėjau, kad ir, aš šitą pavyzdį labai dažnai naudoju, Liepos Alikaitės dizainerės, tas pats, kad mes jau turėjom viral itemų Lietuvoje, kaip jos rankinė diržas. Ta prasme, Urtė kūrė, jinai siunčia į užsienį. Bet ir toj pačioj Lietuvoje, man faina pamatyti tuos, negražiai gal pasakiau, bet tuos jau žinomuosius influencerius, dėvint jaunų dizainerių kūrybą, kur dažnas yra nusipirkęs pats. Man atrodo, kad viskas eina tik į priekį. Viskas liuks. Taip. Nu ir žiūrėk, ir pabaigai noriu dar tokio klausimo tavęs paklausti. Tu dirbi beprotiškai sproginėjančiam tokiam pasauliu, su labai daug blizgučių, labai daug garso, labai daug šviesos. Tikrai garso ir šviesų yra daug. Taip. Kaip tu mėgsti įsižeminti ir apskritai, kaip atrodo tavo ramybės būsena, ramybės oazė? Aš teliką žiūriu vakariais ir viskas. Ką žiūriu, man įdomu. Čia net nepradėkime, nes tiesiog... Ir tą žiūriu. Galbūt penktadienį žiūriu. Taip. Bet iš tikrųjų žiūriu per televizorių nesąmonės visokias, vien dėl to, kad man padeda atsijungti nuo visko. Aš nenoriu grįžus iš savo savaitės non-stop madų pasaulio darbų įsijungti televizorių ir toliau žiūrėti ten kažkokias madas. Aš įsijungiu brainrotę, aš atsijungiu, aš pasilsiu ir tada pradedu naują savaitę. Aš labai tave suprantu, nes man buvo toks laikas, kai aš sužiūrėjau visus tuos Trash TV Netflix'o šou. Buvo Ultimatum, Love Island, visi tie ir aš juos sužiūrėjau pilnai sezonus per gal 4 dienas. Na ir pasaka, ir tu tiesiog išsizonini iš viso pasaulio, gyveni savo kažkokiam va tokiam ir gerai. Jo, bet šiaip, taip jau. Pakalbant, tai aš dirbu ir samdomą darbą, kur tam samdomą darbę žmonės nežino, nei ką aš dirbu apart to samdomo darbo. Aš ten tiesiog esu inkognito. Ir kur atrodo... Kur tu dirbi? Aš dirbu vitrinas darau. Ai, taip, okay, čia tas samdomas darbas. Vieną dieną tu ten esi, nežinau, raudoną kilimą žiūri ten kažkokias apdaunojimuose, kitą dieną tu eini po konteinerius knisiesi. Ne tiesiog nežinau. Drabužių konteinerius. Eini ir ieškai drabužių. Mano gyvenimas va tai va, balansuoja. Man nereikia įsižeminti, nes visą laiką yra balansas. Tai tiesiog. Bet televizorių mėgstu žiūrėti. Taip. Nusipratau, Vilte. Labai tau ačiū, kad atvykai pas mus. Ačiū tau, dar atsigerkime martinį. Taip, dar sudaužkim tą taurę. Šiaip iš tikrųjų žiauriai geras. Man labai čia taip vis nenorėjau taip čiapsėti į mikrofoną, bet labai geras. Vilte, labai ačiū, kad atėjai. Tikrai, aš labai nuoširdžią tau simpatiją jaučiu. Man visą laiką žiauriai jokinga, kokį tu kontentą keli. Jo, žinok, jis nėra nepastebimas. Aš tiesiog nenoriu kiekvieną kartą. Dabar kelsiu daugiau. Taip. Ir aš tai labai laukiu, kol tavo gyvenime atsiras naujas. Taip, mes irgi turi šitsu. Taip, aš turiu 2 šitsu. Turiu 2 šitsu. Kas geriau už vieną šitsu? 2 šitsu. Taip, mes labai greitai. Galėsim varyti šitsu mitus. Taip, tas berniukai yra. Abu berniukai. Man tai irgi bus berniukas. Ir žiūrėk, labai faina, nes mano vienas yra senioriukas, jam yra 14 metų. Jo, bet jis turi labai čykį, jaunatvišką charizmą, jeigu taip galim pasakyti. Ir kitas yra toksai paaugliukas, 5 metų. Gal 5 metų ir ne paaugliukas bendrai, bet jis elgias labai paaugliškai, o tavo bus baibis. Taip, mano bus baibis. Tai jie galės primokyti blogų dalykų jį. O Jėzau, kaip laukiu, ne, šiaip iš tikrųjų čia didžiausias įvykis mano gyvenime ir aš dabar žiauriai laukiu. Aš dėl to ir taip skubu tą greičiau butą remontuoju, kūdikis laukia. Galėtų gyventi patogiai. Gerai, kaip tu planuoji, šiaip irgi klausimas, kaip tu planuoji jį įpaišyti į savo gyvenimo tempą? O, aš kaip tik kalbėjau su kolegom, ir mano draugė Katrė, irgi plaukų stilistė, jinai irgi pirk šuniuką. Komandos irgi narių yra, kas yra su šuniukais, tai tiesiog, jeigu bus didesni koncertai, bus atskiras šunių darželis, bet šiaip dienos metu, tai plius minus visur aš galiu varyti su šuniuku, kur yra ten vitrinų darbai, tai faktas, bet aš bet kada galiu grįžti namo. Taip. Ir šiaip mano brolis yra mano kaimynas su savo šeima, aplinkui daug draugų gyvena, jau kas, bet tas šuniukas tikrai jau bus mylimas ir prižiūrėtas, nesidės vienas namuose. Ir iš karto turės tos pačios rūšies draugų. Taip. Aš tai šiaip žiauriai laukiu, nes aš nesu sutikus Lietuvoje. Taip, draugų tarpe, kas turėtų šitsu. Taip, aš esu kažkur Palangoje, jeigu, žinai, vaikštai ant Palangos tilto sutinki moterį su šitsuku, tai kem minučių su ją šneki tiesiog. Tai draugų tarpe, kad atsirastų šitsukas.
Taip, aš prižiūrėjau šuniuką, kuri, ten tokia Lora buvo, žodžiu, iš Rumšiškio atvykus pas mane svečius buvo. Ir jinai šiaip yra miksas, jinai nėra grinai šicu, bet aš pradėjau skaityti apie šicu ir jinai atitiko visų, ta prasme, viską, kaip, koks yra šicu, jinai labai atitiko tą šuniuką, aš tada supratau, kad aš noriu šicu. Tai jo. Žinok, šicu labai tiks tau. Ačiū. Nes jie yra ir smagus, bet ir tokie labai orus ir jie apeina balas, pavyzdžiui. Aš turėjau vieną šicukę, su kuria augau nuo 4 metų. Tai jinai apeidavo balutes ir mano abudu šitie irgi apeina balutes. Nes jie yra princai. Jie tokie, žalė. Ugne, einam gerai. Svajonių šuo tiesiog. Nu tai va, tiesiog, jo, gal užbaigim tą progą pokalbį, galim pakalbėti daugiau apie šunis. Jeigu turit šicu, tai parašykit. Jo, darysim šicu darželį. Niujorke daro šicu mytus, tai reikės ir Vilniui padaryti. Taip, galėsiu parodyti. Reikia įstoti šicu grupę Vilniuje. Yra šicu lovers grupė Facebook'e. Nežinau, bet lietuviška ar ne? Taip. Mano daugintoja, nežinau, nedaugintoja, kaip reikia sakyti, veisėja yra grupės administratoriai, ten kelia kiekvieną dieną šicukus. Geras. Ta prasme, mes turėjom antrą šicu Lietuvoje. Oho, tu esi kaip ir pionierė. Mes pradininkai. Ir mano sesė turi šuniukų kirpyklą, čia nereklama, tiesiog miniu, bet jinai labai gražiai kerpa šitus. Gerai, aš ateisiu. Maniškiai yra visą laiką su šukas. Su bantukais? Ne, mes esam nukirpę jiem kirpčiukus, tai jiem nereikia rišti. Bet jie tiesiog visą laiką būna tokie truputį... Aš ateisiu. Gerai, ačiū visiems. Noriu dar kartelį padėkoti Vilte tau. Ačiū tau. Mūsų geriausiam draugui Crème de la Crème, kuris kiekvieną kartą mums pristato vis po naują šedevrą. Ir dar kartelį Chambre 52, tai yra tiesiog absoliučiai neįtikėtinas, seksualus ir labai koketiškas kvapas. Ir noriu padėkoti Martiniui, kuris mus taip gaiviai atgaivino. Tai sekit mūsų kanalą ir mes jums pažadam dar daugiau turinio ir linksmybių. Ate. Bye bye visiems. Iki.